Sveiki, labai noriu visus pasveikinti leidyklos Sofoklis vardu. Susirinkusis čia paklausyti labai įdomaus pristatymo. Tai 4. Igno Dilio knyga. Visas projektas toks labai įdomus, gimęs dar, sakyčiau, pandemijos laikotarpiu, kai nežinojom, kaip čia viskas toliau bus. Bet išvirtas iš tikrųjų labai gražią knygų seriją, begalės pašnekovų, kurie vieni su kitais tarsi kalba tarpusavyje, labai skirtingi ir visi labai įdomus. Ir mes čia su kolegom juokavom, kad reikia matyti ir 5-osios, kad pasiektume tą 100 pašnekovų. Nedaug liko, bet dar tikiuosi, kad ne pabaiga. Ir toliau tęsime šios iš tikrųjų įdomias ir labai įvairiapusiškas knygas, nes asmenybės tikrai labai skirtingos. Tai toks lik ir pažintinis projektas iš vienos pusės, kaip sakyčiau, kad susipažįsta su vienais žinomais ir matytais vardais ir žmonėmis, o kitus galbūt girdi pirmą kartą. Tai norėčiau visus pakviesti, pasiklausyti apie 4. ir šviežiausią mūsų projekto knygą Begalybė jų mintimis. Tai atiduodu mikrofoną Ignui ir Migliai, kurie daugiau papasakos. Ačiū, Giedrė. Čia buvo Giedrė Rūkienė, leidyklos Sofoklis direktorė. O scenoje Miglė Dilė, mano žmona, ir aš, Ignas Dilys, su 4. savo pokalbių iš esmės knyga Begalybė jų mintimis. Dabar ekrane keičiasi šios knygos Begalybė jų mintimis pašnekovų portretai. Ir galite susidaryti vaizdą, nes knygoje yra tik po vieną portretą. Ir čia turbūt yra gera akimirka paminėti Miglės indėlį į knygą, kadangi iki tol pirmosiose 3 knygose aš ne tik kalbindavau pašnekovus, bet ir fotografuodavau. Ir tada išeidavo maždaug taip, kaip čia yra su Robinu Hansonu. Yra Robinas Hansonas, didis išminčius, mąstytojas ir ateities numatytojas, kurį aš ir 4. knygai pakalbinau vienas Amerikoje ir paskubomis nufotografavau ir jūs, aišku, pamatysite, kurigi nuotrauka iškrenta iš konteksto. O kai Miglė prisijungė ir pradėjo fotografuoti pašnekovus, tai aš ne tik atsilaisvinau rankas, bet taip pat atlaisvinau ir protą, ir šiaip atsipalaidavau, ir tie pokalbiai irgi tapo laisvesni ir galbūt lengvesni ir įdomesni. Tai štai kaip yra ir kaip gimė ši 4. knyga. Ir taip pat Miglė prisidėjo prie jos viršelio spalvos parinkimo. Ir aš šiandien stovėdamas Sofoklio stende patyriau, kad vykusi labai spalva, nes žmonės, kai klausia, kuriągi čia knygą rekomenduotumėt, ir aš sakau, tai kad visos vienodai geros ir priklauso, kas jums patinka, bet jie sako, mums tada šita patinka, nes jos spalva yra kabinanti. Ir gal Miglė nori ką nors pasakyti čia. Kaip čia mane prigavo šitaip. Tai iš tikrųjų šita knyga ypatinga tuo, kad aš fotografavau 6 portretus kalbintųjų, kurie čia yra šitoj knygoje, ir mes galėsim truputėlį papasakoti istorijų iš užkulisių, kaipgi vyksta pokalbiai, kaip vyksta fotografavimas, kokių nuotykių patiriam ir apskritai, kaip čia visa ta koncepcija galiausiai šnekinti kitus žmonės atsiduria knygoje. Ir jūs, jeigu turėsite klausimų, mes nelabai gerai matom, bet kelkit ranką, šaukit, aš noriu paklausti ir klauskit drąsiai, gerai? Taip, nes čia yra žmonių, kurie ateina jau į 3. kokį pristatymą knygų ir yra perskaitę visas knygas ir vis tiek ateina, kažko dar tikisi. Tai matyt, gal jie nešiojasi užspaudę savyje kokią mintį ar klausimą ir tikrai tai galėtų virsti pokalbiu. Nes mūsų prezentacija yra neilga, šitie portretai pasisuks, paskui mes jungsime kitas skaidres. Ir ką, dar man direktorė Giedrė
liepė pagalvoti apie kitus klausimus. Tai yra, kad aš kalbėčiau ne tik tai, kas man įdomu ir kas man patinka kalbėti nuo scenos, bet ir tai, kas jums aktualu. Ir vienas iš tokių klausimų yra, kaipgi pasirenkami pašnekovai ir kodėl būtent šie, o ne kiti žmonės. Pavyzdžiui, kodėl Naglis Kardelis pakalbintas iš filosofų ir Naglį matome čia auditorijoje ir tai labai brangu, kad jis užsuko, nes iš tiesų Lietuvoje apstu filosofų ir filosofių ir galima jos kalbinti ir 5 knygas vien filosofų kalbinamų išleisti, bet iš ties, atsakysiu pavyzdžiui, šiuo pavyzdžiu į klausimą, todėl kad knyga yra apie begalybę ir kiek pažinodamas įvairius filosofus ir iš dalies ir Naglį šiek tiek, aš jaučiau, kad jis turi ką pasakyti į temą. Ir man regis, kad tas pokalbis mums pavyko ir ne tik todėl, kad ten aptarėme daugelį dalykų ir be abejo, tai nėra kažkoks mokslinis tyrimas šitie interviu, tai yra tiesiog pašnekesiai apie mūsų tikrovę, kuri nėra vienintelė tikrovė. Taip, mes gyvename šioje tikrovėje, betgi yra daugiau. Ir todėl Naglis, man atrodo, labai stipriai iš ties palietė atsakydamas šitą temą ir kiek teko girdėti skaitytojų atsiliepimų, jie labai džiaugiasi būtent tuo interviu. Taigi, kartais pasirinkimas vyksta taip, galvojant apie temą. Kartais aš galvoju apie tai, kas būtų įdomu skaitytojams. Pavyzdžiui, kad nebūtų vien vyrai. Reikia ir moterų. Ir šioje knygoje moteris dominuoja beje. Ir tai yra, galbūt šiuolaikiška, bet lygiai taip pat tai ir buvo iššūkis man pačiam, kadangi su moterimis kalbėtis iš esmės yra šiek tiek sunkiau negu su vyrais. Grinai dėl mano asmeninių savybių. Ir žinot, norisi iš karto pradėti kažką lengvo, juokauti, flirtuoti ir taip toliau, bet iš ties, jeigu noriu pasikalbėti iš esmės, o aš taip ir noriu, tai tuomet su moterimis yra sunkiau. Ir jau 3 knygoje Laiko juostų žvilgsnis vyrų ir moterų buvo po lygiai, o štai Begalybė jų mintimis moterų yra net daugiau negu vyrų. Ir tai yra jau tam tikras pasiekimas. Nežinau, kaip Miglė atrodo. Aš galvoju, čia kaip terapija veikia, tiesiog žmogus tobulėja, išdrįsta pakalbinti moteris iš esmės. Čia jau gerai. Taip. Tai va, tada kaipgi dar būna klausimų, tiksliau pašnekovų, kurie parenkami galvojant apie skaitytojus, o kai kurie, tai aišku, aš galvoju tik tai, kas man įdomu. Ir šioje knygoje aš labai savanaudiškai pakalbinu ir Robiną Hansoną, ir Jonathaną Haidtą, ir Davidą Eaglemaną, nes jie pirmiausia buvo įdomus man pačiam. Ir kadangi turiu tokią galimybę, tai pavyzdžiui valstijose ir New York'e, ir Kalifornijoje susitikti su tais žmonėmis, tai vat ir atsirado šitie interviu ir jie, aišku, dabar jau lietuviškai yra pristatomi šioje knygoje. Tada dar Giedrė turėjo kitų pastabų ir klausimų. Pavyzdžiui, dabar bandau prisiminti, pavyzdžiui, kodėl tokia seka išdėstomi interviu. Pirmas, pavyzdžiui, yra Che Guevaros sūnus Omaras Peresas, o paskutinė yra Adelė Liepa Kaunaitė. O kodėl ne atvirkščiai? Ir tai turbūt numanomas atsakymas, bet netoks ir paprastas, nes taip jaučiasi. Jaučiasi, kad pradėti galima nuo pokalbio su Omaru, kuris yra labai man brangus pokalbis ir labai gilus pokalbis apie sąmonę, apie sąmonės prigimtį ir apie poeziją, be abejo, nes Omaras yra poetas. Ir pabaigta taip pat visiškai kitokiu pokalbiu su Adelė Liepa. Ir man atrodo, kad čia mes galime pereiti prie antrosios prezentacijos ir ten jūs patys paklausysite to pokalbio fragmento. Ar mes galime jungti, dabar pakeisti šitas skaidres ir netrukus aš pabandysiu pavaldyti. Čia bus tie užkulisiai, kaip vyksta pokalbis ir iš ties yra labai įdomu paklausyti, kas aplink dedasi, kokie garsai,
vaizdų tik nesimato, bet bus galima įsivaizduoti. Taip, dėl vaizdų tai daug aš sulaukiu pasiūlymų daryti podcastus arba filmuoti, kelti YouTube pokalbius ir panašiai, bet tai yra kitas žanras. Aš manau, kad tekstas, ir čia nereikia niekam aiškinti, kad tekstas turi pranašumą prieš vaizdą. Tekstą jūs galite daug lengviau skaityti, vartyti, peržvelgti akimis, permesti, sugrįžti. Tai užtrunka daug mažiau laiko ir todėl vaizdai ir garsai lieka užkulisiuose. Bet čia atėję į pristatymą jūs galėsite kai ką išgirsti. Taigi, Adelė Liepa Kaunaitė yra jauna, bet labai talentinga ir ambicinga Lietuvos tapytoja, su kuria mes susipažinome Palangoje jos parodos atidarime. Ir ji iškart pasikvietė mane į savo sodybą, kur gyvena, netoli Šakių. Ir jinai gyvena ne viena, bet su daugybė visokiausių gyvūnų. Pavyzdžiui, laiko varną. Mes tuo iškart pajutome artumą, kadangi aš irgi vaikystėje laikiau varną, tik tai Vilniaus daugiabutyje, o Adelė Liepa laiko savo sodyboje, taip pat laiko bebrą, netgi porą bebrų. Ir dar visokių įsivaizduojamų gyvūnų. Ir tada mes su ją kalbėjomės tiesiog vaikščiodami lauke, o paskui jinai pasiūlė būtinai nuvažiuoti ir išsimaudyti Šešupėje, kuri skiria Lietuvą nuo Rusijos, nuo Kaliningrado srities. Ir mes tenai vykome. Tai čia dabar jūs išgirsite, tikiuosi, to pokalbio fragmentą. Kuo skiriasi žmogus ir gyvūnas? Kuo skiriasi žmogus ir gyvūnas? Žmogus piktas. Gyvūnas tiek pat protingas, tik savo sistemą kaip ta musė. Jinai gyvena greitai, va dabar čia skraido. Ir jos kitas pasaulis, jinai gal tiek pat protinga, tik mes nesuvokiam visiškai jos protų, negali nurašyti net tos musės. Jinai juda, jinai miršta, tu jos nepagausi, tu jos neužmuši su delnu, taip paprastai. Tas pats musė ir akmuo. Akmuo irgi, jis pragyvena visus. Ir mes, man atrodo, labai daug nesuprantam. Tarkim, gyvūnai, su kuriais aš gyvenu, mes iš žvilgsnio. Ir nereiks žodžių. O su žmogum reikia dažniausiai, jeigu taip paim 90%. Tai štai, taip maždaug vyko pokalbis su Adelė Liepa, kurie su gyvūnai susikalba iš žvilgsnio, o su žmonėmis reikia kalbos ir žodžių. Ir aišku, susikalbėti ne visada pavyksta. Ir man galbūt ne visada pavyksta susikalbėti su savo pašnekovais, bet mes prie to dar prieisime ir jūs, jeigu aptiksite kokių fragmentų pokalbiuose, kur mes ne visai susikalbėjom, manau, kad nuo to interviu tik įdomesni. Taigi, judėkime toliau. Nepavyksta man valdyti. Šito paprašysiu, taip. Ir kita pašnekovė yra Daina Kleponė, mano klasiokė, buvusioje Vilniaus 12 vidurinėje mokykloje. Ir dėl šito interviu įtraukimo į knygą aš kurį laiką abejojau, nes galvojau, kaip čia atrodys, galvojau, Ignas pakalbino klasiokę, o tai čia kiekvienas gali su savo klasiokais pakalbėti ir padaryti knygą, ir argi tai įdomu. Bet Daina, matote, yra tikrai įdomi asmenybė. Ji ir studijavusi chemiją, paskui buvo verslininkė, vadovavo kelioms nemažoms bendrovėms, paskui dirbo viešajame sektoriuje, vadovavo Investuok Lietuvoje viešai įstaigai. Ir tada tapo rašytoja. Parašė romaną, nusiuntė jį į leidyklą, į kitą leidyklą, ne Sofoklį. Ir ten ją iš karto pripažino ir sakė, tai puikus romanas, mes jį norime išleisti ir jūsų laukia didė ateitis. Ir išleido tą romaną ir dabar Daina jau parašė antrą romaną ir jį adaptuoja ekranui. Žodžiu, jinai yra įdomi asmenybė. Mes su ja pasikalbėjome jos namuose Vilniaus rajone prie Baltarusijos sienos. Ir štai to pokalbio fragmentas, turbūt prašysiu jūsų. Aš supratau, kad net ir būdama vadovė verslo organizacijai, man nebūtina vadovautis tuo vyrišku elgesio šablonu, aš galiu būti ir moteris, ir vadovauti lygiai taip pat sėkmingai, bet kitaip. Ir vadovauti per
meilę, kad ir kaip keistai tai skambėtų savo darbuotojams, ar ne, ugdyti juos, motyvuoti juos, būti ne tėvu, kuris baudžia, draudžia, ten motyvuoja kažkokiais dideliais iššūkiais, bet būti mama, kuri motyvuoja ne lazda, o motyvuoja meduoliu, pas kurią visada gali ateiti pasikalbėti, net jeigu tu sufeilinai, jinai priims ir pasakys, jo, okei, o ką mes dabar darom toliau, žinai. Bet tu vis tiek esi man brangus, nors ir tu sufeilinai ir žinai, ir davai pagalvojam, ką mes darom toliau. Nu, tas požiūris, jisai nėra įprastas Lietuvoje, nes Lietuvoje yra šiek tiek kitokia vadovavimo kultūra, kuri yra daugiau ateina tokia patriarchališka, amerikietiška netgi. Tai štai, ir knygoje Begalybė jų mintimis yra pokalbis ir su amerikietė verslininkė Mindy Grossman, kuri labai kieta verslininkė, vadovavusi Nike pasauliniam padaliniui ir yra išvedusi ir į biržą bendrovės Amerikoje ir iki šiol konsultuoja ir labai pelniusi daug apdovanojimų. Ir tai, na, šiek tiek kitoks pokalbis ir jos amerikietiškas vadovavimo stilius jaučiasi, bet aišku, tuo įdomiau. Taip, tada mes eikime toliau. Ir štai... Aš tave pertrauksiu. Jūs nebijokit, čia tos visos iškarpos pokalbių, tai yra minutės trukmės, minutė 10 sekundžių, tai nereiks ilgai klausyti. O jūsų paprašysiu daugiau garso, nebūtinai daugiau šviesos. Taip, tai tu gal nori ir pristatyti Svetlaną Groznovą, kadangi Miglė fotografavo supermodelį. But you cannot call yourself Svetlana anymore. You have to change your name. This is your character. He said, you understand that this is the way you were created, this nose, this cheekbones. I could have picked, you know how many thousands of girls I've seen? I could have picked anyone I wanted, you know, but I saw you, and this, I see a character on your face, with this nose, with these eyes, with these lips, and I cannot, I'm telling you, this is the only Svetlana that is here. And I want to shoot some face like yours. Whether you want it like tuned here and there, I like it like that. But if you want to change it, do it. If it makes you happy, do it. But that's not going to be Svetlana anymore. Tai čia kalbinom Svetlaną, o Svetlana tai yra supermodelis ir labai žymus Lietuvos supermodelis, iš Lietuvos kilusi. Ir kai važiavom jos kalbinti, tai buvo pirma pašnekovė, kurią aš fotografavau New York'e, penthause, 65 aukštas turbūt dangoraižio, pakilom, įeinam į butą, 360 laipsnių kampu, kambariai, stiklai, langai iki grindų, skraido malūnsparniai Manhetene, žodžiu, toks vaizdelis. Aš su tais fotoaparatais, čia supermodelis, aš galvoju, kaip aš ją nufotkinsiu. Ir jinai sėdi kontriniai šviesoj, atsisėdus ant sofos, už jos šviesos šaltinis, tai yra dienos šviesa. Galvoju, viskas man šakės. Aš nežinau, čia mano tokios jaunosios išbandymas, kaip tas kurpaitės man reiks sunešiot, kaip aš pagausiu tą kadrą. Bet va tokį pagavom ir aš manau, kad visai neblogai išėjo. O Ignas papasakos, apie ką čia pasakojo Svetlana, nes jos klausė apie tai, kaip jai teko dirbti ir kaip ji nepasitikėjo savo išvaizdą. Taip, ir prisiminė, kaip ją fotografavo vienas žymiausių mados fotografų iš Vokietijos ir ji suabejojo, ar jis teisingų kampų nustatęs savo objektyvą. Sako, mano yra per didelė nosis ir meta šešėlį kažkaip. Ir tada jis nutraukė fotosesiją, sakė, mes turime eiti išgerti, pasikalbėti ir šiandien daugiau nebedirbsim. Ir kai jie jau atsisėdo pasikalbėti, jis pasakė tokį tekstą, kurį čia girdėjote angliškai. Svetlana atpasakojo tą prisiminimą. Ir jis sakė, kad ar tu ko nors nepatenkinta savimi. Ir Svetlana sako, aš nepatenkinta savo nosim, aš noriu tokios nosies kaip Cindy Crawford.
gal man reiktų ją iš vis pasitaisyti. Ir tada jis sako, tai žinoma, plastikos chirurgai tau bet ką padarys. Tau padarys bet ką, tave pataisys, sukurs tokią, kokią tu nori būti. Bet tada tu turėsi pasikeisti vardą. Tu nebebūsi Svetlana. Ir aš tave pasirinkau todėl, kad tu esi tokia, kokia esi. Ir aš išmanau savo darbą. Ir aš noriu tokios, kokia tu esi. Bet aišku, jeigu tu apsispręsi kitaip, tai tu daryk, kaip tu nori. Ir tai, matyt, buvo svarbus pokalbis jos gyvenime, jį prisiminė ir atpasakojo. Ir be abejo, tas interviu yra ne tik apie tai, bet ir apie tai, kaip daroma karjera modelių pasaulyje ir kokiu būtent pagundų yra ir kaip pasikeitė tas pasaulis nuo Svetlanos laikų iki dabar ir kaip, na, žodžiu, man atrodo, toks irgi papildantis visus kitus pokalbius interviu. Ir tada mes paskutinį turim fragmentą, prašom kitą skaidrę, dar jeigu keletą žodžių pasakysiu prieš paleidžiant įrašą. Andželika Cholina ir dabar, na, aš tikiuosi girdėsis, nes tai lietuvių kalba ir pakankamai aiškiai pokalbis vyko lauke Palangoje. Ir šis įrašas yra tai, apie ką mes kalbėjomės ir kas buvo kalbama po interviu, tai yra to nėra tekste. Paleiskit, prašom. Jūs užsiminėt, kad mokate atspėti zodiako ženklą. Jo. Žmogaus. Jeigu jūs atspėsit Miglio zodiako ženklą, mes įdėsim interviu. Miglės? Bet žinokit, yra ženklų, kuriuos labai sunku atspėti. Aš tiesiog žinau. Nors pagal tokį... Bet mes nešnekėjom su jie, suprantat? Šnekėkit. Paklauskit, nes man reikia, žinot kaip... Ne, tai gerai, iš tikrųjų, nebūtinai dabar. Jo, bet dabar man reikia pabendrauti. Pabendrauti, aišku. Tokio pokalbio. Gerai, o mes ką, kaip toliau? Gal norit pavakarieniauti? Bet žinokit, aš jau kaip ir... Man vėlų. Vėlų? Valgyt? Taip. Tai gert laikas. Vyno? Bet ašgi negeriu. Dar vis, jau 4 metai, jo, iš vis kažkaip pat nustojau ir nebegeriu, jo. Įsivaizduojat, kaip aš susiaurinau savo malonumų, taip sakant, irgi ne. Jo, nieko nedarau, baisu. Ačiū. Tai turbūt dabar jau galit grąžinti Aną nuotraukų galeriją, nes mes įrašų atsiklausėm. Ir, na, turbūt Andželika Cholina buvo viena iš tokių reiklesnių pašnekovių, nes čia irgi tas klausimas apie užkulisius ir apie tai, kaip gimsta interviu. Ir kartais klausia žmonės, ar reikia derinti, pavyzdžiui, tekstą su pašnekovu. Nu, tai kaip ten reikia, aš nežinau, aš stengiuosi nederinti, todėl kad mes kalbamės autentiškai. Visi mano pokalbiai yra įrašyti tik gyvai susitikus, tai yra nėra jokių susirašinėjimais, grįstų interviu arba nuotoliu ar ten kaip nors telefonu. Mes tiesiog susitinkame, kalbamės valandą, pusantros, kartais 2 ir iš to pokalbio paskui parengiamas tekstas. Tai kadangi aš turiu įrašus ir tikrai nesu suinteresuotas niekaip nei pagražinti, nei pakeisti pašnekovo minčių ar sakinių, tai ypač jeigu tai lietuvių kalba ir nėra jokio vertimo, tai ką ten daug derinti. Bet, pavyzdžiui, Andželika labai norėjo dar kartą paskaityti tą tekstą ir turėjo pastabų, bet ir aš jau vienu metu buvau praradęs viltį, kad mes įtrauksime į knygą, nes tikrai labai sunku, kai jeigu norima jau ten redaguoti iš esmės pokalbį, tai teko pasakyti, kad vis tiek, tai čia galų gale ir mūsų teisė spręsti, kaip turi atrodyti tas interviu. Ir galiausiai mes susitarėme, tada buvo Miglės eilė ir Miglė 2 kartus fotografavo, 2 fotosesijas darė ir aišku buvo vis tiek nelengva įtikti, nes norisi įtikti. Gerai, bet tu taip nesakyk, nes vis tiek Andželika tai faina, jinai sako, o kas čia atėjo? Čia aš atėjau su fotoaparatu. Kas čia bus? Tai čia, sako Ignas, mes kol kalbėsimės, tai Miglė jūs nufotografuos. Sako Andželika,
Ir čia visos mes taip turėtume sakyti, jeigu mes nepasiruošusios. Jinai sako, aš tai nepasiruošusi čia būti fotografuojama. O mes žinom, kaip mes norim atrodyti, ne, kai mus fotografuoja kas nors. Nu tai va, jinai sako, aš nepasiruošusi. Aš galvoju, jau čia bus, jau manęs turbūt laukia antras raundas. Tai taip ir buvo. Bet mes susiderinom kuo puikiausiai ir jinai sutiko skirti dar savo laiko ir perfotografavom Andželiką, antrą fotosesiją padarėm. Bet vienintelė pašnekovė iš šitos knygos apskritai turbūt iš visų, kur nors gal buvo kokių tokių tavo susitikimų, bet nespecialiai inicijuotų gal dėl fotosesijos. Bet čia dėl portreto taip, mes buvom susitikę bent kelis kartus nusifotografuoti. Taip, na ir gerai. Ir manau, kad galiausiai ir Andželika liko patenkinta, ir mes likom patenkinti, ir jūs liksit patenkinti paskaitę kitokį jos interviu šiek tiek. Nes iš tikrųjų kalbėjo atvirai ir apie viską, ir tai, kad ji gali atspėti žmogaus zodiako ženklą, tai irgi yra žavu. Ir nebūtinai kiekvieną kartą demonstruoti tą gebėjimą. Yra, pavyzdžiui, vienas diplomatas, kurį aš kalbinau, tai jisai drąsiai paskelbė, kad jis gali atspėti bet kurio asmens, ypač moterų amžių, pusės metų tikslumu. Nu, ir nebuvo šalia patikrinti, neturėjau galimybės su kuo patikrinti, bet reikiagi tikėti žmonėmis ir matyti, taip iš tiesų yra. Tai dabar, ko gero, jau artėja metas jūsų klausimams ir gal interaktyviam pokalbiui, jeigu kas nors norėtų reaguoti, arba prašau. Labai ačiū. Kokį mokslininką iš praeities norėtųsi pakalbinti ir kokį konkretų klausimą jam užduoti? Na, tai galėtų būti bet kuris. Dabar, žinot, tai irgi, tarkim, Čarlzas Darvinas. O būtų įdomu jį dabar pakalbinti ir paklausti, ar jis va taip iš tikrųjų laiko, kad rūšių atsiradimo teorija yra teisinga. Ir kur jos ribos, kokiais atvejais ji teisinga ir galioja, o kur yra jos ribos, kai jinai nebegalioja ir kur baigėsi rūšių atsiradimo teorijos gale. Būtų įdomu pasikalbėti, nes mokslininkai, jie dažnai būna ir užsidarę ir jeigu jau paskelbė mokslinį straipsnį ir gavo grantą, tai ką čia daug kalbėti, jis gali tada toliau eiti. Tai va, tai kaip vienas pavyzdys, bet žinoma, būtų gal net įdomu ir su Karlu Linnėjumi pasikalbėti, pavyzdžiui, apie tai, kaip jam sekėsi sistematizuoti ir kaip jis dabar mato visą galimybę susisteminti ir suskirstyti į tipus, šeimas, būrius, visą gyvąją gamtą. Ir kur prasideda gyvoji gamta, o kur baigėsi. Pavyzdžiui, virusai yra negyvi juk, bet gali pakloti milijonus gyvųjų. Ir kaip tada, o prionai, žodžiu, būtų įdomu pasikalbėti su jais. Tai čia man kas pirmiausia atėjo į galvą, bet jeigu taip iš tiesų turėčiau tokią galimybę, tai turbūt būtų nelengva, reikėtų gerai pasiruošti, išstudijuoti sąrašus ir tada dar pasitarti su žmona. Taip, bet tuo ir žavu, galvoti apie begalybę, kad ir taip. Buda kartą pasakė Anandai berods, kad galvoti apie begalybę yra nelengva. Bet dar sunkiau galvoti apie mintį. Taip jis pasakė, laisvai aš aišku cituoju.
Tai galvoti apie begalybę, nežinau, ar iš vis įmanoma, bet pabandyti galima ir štai mes ir bandome kartu. Gal dar kas nors nori pagalvoti ar paskatinti kitus pagalvoti? Taip. Ačiū. Ačiū už... Visi girdėjot, klausė, kiek ruošiasi pokalbėms. Dėkui. Žinot, sunku taip aiškiai atsakyti į šį klausimą, nes jis irgi labai gilus. Aš manau, kad labiausia tai mano pasiruošimą lemia visas gyvenimas. Aš galime sakyti, nuo vaikystės ruošiuosi, o jeigu gyvenimas yra begalinis, tai gal ir dar kažkada jau seniai pradėjau ruoštis. Bet jeigu konkrečiam pokalbiui, tai, kartais tai trunka tiesiog savaitės, nes reikia skaityti, daug skaityti, norisi paskaityti, kyla minčių, kyla paskui prieštarų, nes norisi pasikalbėti iš esmės, iš tikrųjų. Ir taip, kad man būtų įdomu, taip, kad pašnekovui būtų įdomu. Tai irgi labai svarbu. Ir tada tai gali trukti savaitės. Bet tai yra malonu, tai juk ne kažkoks vargas ruoštis. Skaitai savo gerą literatūrą. Ir ruošiuosi. Pavyzdžiui, yra interviu su Svetlana Aleksijevič. Jinai buvo atvykusi čia į mugę ir mes su ja pasikalbėjome čia kitoje knygoje, kur važiuodami iš Vilniaus į Rygą. Tai be abejo reikėjo man perskaityti visas jos knygas, gal net ir ne tik tas, kurios pačios įdomiausios, bet ir nebūtinai visą tai atsiskleidė tame pokalbėje, bet vis tiek tam, kad aš pasitikėčiau savimi, to reikėjo. O kartais, žinot, yra tokių pokalbių, kuriems beveik nesiruošta. Beveik nesiruošta, todėl kad, pavyzdžiui, su Daina, mano klasiokė. Taip, aš ją pažįstu nuo vaikystės. Aš ją kaip ir stebiu visą gyvenimą. Aš žinau, kaip klojosi jos gyvenimas, karjera, kokie posūkiai, kokios duobės, kokie pakilimai. Ir todėl, ką ten labai ruoštis, man atrodo, kad mes kalbėsimės ir savaime pokalbis kryps ten, kur turi krypti. Ir galbūt atsivers dar naujų kažkokių kampų. Ir tuomet, kiek aš būčiau besiruošęs, turbūt tai tik tai pablogintų patį interviu ir jo tekstą galiausia, nes norisi ir likti atviram galimybėms. Tai čia turbūt dar reikėtų paminėti ir mano patirtį bendradarbiaujant su tokiu žurnalu, kurio nebėra jau dabar. Buvo toks nuostabus žurnalas Rygas Laiks, Rygoje leidžiamas. Jį leido latvių, rusų ir anglų kalbomis. Daugiausia latvių, šiek tiek rusų ir labai mažai anglų yra keli numeriai išėję. Ir man ten teko dirbti ir fotografu. Aš buvau etatinis to žurnalo fotografas. Ir buvau LinkedIn paskyroje nurodęs šitas pareigas savo, kai jau nebeturėjau kitų pareigų, nes reikia žmogui dirbti ką nors. Tai aš ten fotografuodamas prisiklausiau nuostabių pokalbių ir mačiau, kaip Arnis Rytupas, mano bičiulis, ruošiasi tiems pokalbiams. Ir iš ties tai yra turbūt ne tik pasiruošimas, bet ir nusiteikimas, ne tik susikaupimas, bet ir atsipalaidavimas ir suėjimas su pašnekovu į tam tikrą intimų kontaktą, nes tai turi būti intimu, kad būtų įdomu. Ir dažnai aš išgirstu ir Miglė liudininkė, neseniai mes kalbinome Agniešką Špilą, lenkų rašytoją, parašiusią įspūdingą iš tikrųjų romaną, kurį galite įsigyti Sofoklio stende Heksės. Ir tai labai feministinis, labai atviras, labai erotizuotas romanas. Ir mes pasikalbėjome ir Agnieška sako, sako, aš tokio interviu tai neturėjau gyvenime, tai daugiau negu čia ne interviu. Ir nėra dar jo teksto, kada nors reiks parengti, bet tai yra dėl to, kad pavyko pokalbis, pavyko užmegzti santykius, ryšį su žmogumi ir kalbėtis apie tuos dalykus, kurie abiem rūpi ir abiem įdomus. Tai Kaune, kai mes buvome pas Alfredą Chmeliauską renginyje Persona Grata, vienas irgi žmogus prie autografo ir sako,
ką jūs man patartumėte, aš irgi kalbinu žmonės, aš noriu kaip nors panašiai kaip jūs, kaip man ruoštis. Labai sunku patarti, nes vis tiek yra ir stilius, ir gal nereikia taip pat, reikia kitaip. Ir čia taip atrodo, taip kaip visi šiais laikais fotografuoja, tai dabargi visi kalbina, visi podcastus daro ir panašiai, tai nėra joks čia sudėtingumas. Bet labai daug parodo ir atskleidžia tekstas. Taip, jeigu transkribuotume daugelį podcastų ir pažiūrėtume, koks išeina tekstas, tai kitaip visai skambėtų. Ir kiekvienas turi savo stilių. Tai taip atsakyčiau jūsų klausimą. Gal dar kas nori paklausti? Čia apibūdinti knygą ir knygos logiką prašo lankytojas. Aš manau, kad čia jūsų priedermė. Aš tikiuosi, kad skaitytojai pajunta kiekvienoje knygoje, tarkim, pasaulis jų akimis. Tai turbūt geriausiai kol kas įvertinta knyga, jeigu ten žiūrėtume kokius nors vertinimus. Ir ją jungia pasaulis. Požiūris į pasaulį, į pasaulio prigimtį, kaip veikia pasaulis, kaip mes matom pasaulį, kaip pasaulis mato mus. Aš bent turėjau tokį užmojį. Kiek tai pavyko, sunku pasakyti. Pirmoji knyga Gyvenimas jų žodžiais, jinai gal tokia lengvesnė, paprastesnė apie gyvenimą, čia mes visi galim pašnekėti, nors tai nėra gyvenimo būdo pašnekėsiai. Dabar ši knyga Begalybė jų mintimis. Taip, aš turėjau viltį ir svajonę, kad begalybė bus jungianti tokia gyja. Dabar kas yra begalybė, taigi metafora, tai be abejo kaip gali jungti. Tai tiesiog toks užmojis pakalbėti apie kažką tokio labai sudėtingo, neaprėpiamo, gilaus, apie amžino, apie tai, kas svarbu žmonėms, apie kitą tikrovę, apie tai, kas už tikrovės. Tai turėtų jungti. Ir man regis, kad kai kur pavyko. Ir vienas pokalbis užsibaigia, prasideda kitas ir jie lyg ir kalbasi, tie pašnekovai. Kartais sutarė, kartais prieštarauja, kartais gal visai atsitiktinai taip tiesiog prasilenkia, kaip gyvenime būna prasilenkia, bet ir išdėstydami savo pasaulėvoką ir pasaulėvaizdį. Tai man norisi taip tikėti. Ir tada galbūt ta logika diktavo šiek tiek ir atranka, nes buvo ir kitų stiprių kandidatų į knygą. Ir žinot, aš jau daug metų rašau tinklaraštį Maratono laukas ir jame yra daugybė ten interviu, porą šimtų, turbūt jau susikaupę pokalbių įvairiausių, kurie ne visi pateko į knygas. Ir ten dabar jau kai kurie atsirado iš pirmosios knygos, bet iš paskutinės turbūt nėra nei vieno. Tai tie, kurie nepatenka į knygas, jos labai lengva įdėti į internetą ir paleisti į apyvartą ir ten jie sulaukia savo skaitytojų. Bet atranka turi būti ir atrinkdamas, aš norėjau, kad tuos pokalbius jungtų bent užmojis toks, pagalvoti apie tai, kaip mūsų gyvenimai ir mūsų tikrovės atrodo tame kitame veidrodyje, begalybės veidrodyje. Ir tuomet jau pagal pašnekovus, kaip jiems sekasi. Tai nebūtinai visi turi būti rimti arba labai sudėtingi pokalbiai. Tai norisi, kad ir būtų šiokio tokio bangavimo ir kad būtų gal įvairiems skaitytojams įdomesni, nes tiesiog įspūdinga, kaip žmonėms skaitantiems patinka visiškai priešingi interviu. Ir tikrai tenka sulaukti atsiliepimų, kurie sako, kad tas naglis kardelis, taigi nuobodybė, ką ten skaityti. Bet kiti sako, taip, aš vien dėl naglio noriu šitos knygos. Ir ką, abu teisūs. Taip.
ir tie, kam atrodo nuobodu, jie vis tiek perskaito. Ir gal po to persigalvoja, gal po to sugrįžta. Ir man pačiam taip yra. Žinot, taigi labai asmeniška. Ir iš vis, kam užsimti tokiais dalykais, kam kalbėtis, paskui transkribuoti, rengti tekstus, leisti knygas, pardavinėti jas, pristatinėti. Tai kam? Nu, dėl to, kad aš jaučiu, kad mane tai praturtina. Aš, kaip ir sakau, siūlau tas knygas skaityti savo artimiesiems, savo geriausiams draugams, bičiuliams, vaikams. Ir todėl čiagi ne mano mintis, čia savo, tai žinot, išminti piršti yra labai arogantiška. O čia yra ne mano išmintis, bet ten yra ir išminties, ir patirties, ir visokių įžvalgų, ir prieštarų, ir istorijų, ir bulvaro, visko ten yra. Tai dėl to yra tam tikra logika. Taip, prašau, Aneta. Tai mes galime čia praskleisti tą paslapties šydą, nes kaip tik ir Giedrė šiek tiek užsiminė, kad reikia dar vienos knygos. Tai aš noriu pasakyti, kad tokios pat šitos serijos tęsti aš nesu numatęs. Tokių protingų pokalbių iš esmės. Man atrodo, kad užtenka šitų 4 knygų ir visų pokalbių, kurie yra internete, jų šiam kartui pakanka, toliau matysim. Bet mes kalbėdamėsi su Migle, taip vieną dieną pagalvojame, kas tai galėtų būti, ir Miglė pasiūlė idėją, kuri man labai patiko. Ne iš karto, galbūt ne pačią pirmą akimirką, bet jinai paskui man vis labiau patiko ir jau dar labiau patinka ir mes jau pradėjome ją įgyvendinti. Ir gal Miglė tada pati pasakys, kokia tai idėja. Tai irgi bus pokalbių knyga, nes puikiai valdęs yra Ignas šitą žanrą ir puikiai moka transkribuoti. Tai aš sugalvojau kalbinti poras. Bet ne bet kokias poras, o kurios kartu yra ir gyvenime, ir veikloje. Žodžiu, kartu dirba darbus, kuria menus, rašo knygas, groja, operuoja, kuria verslą. Tai va tokias poras. Arba dainuoja, pavyzdžiui. Tai tokia yra idėja ir jau esam pakalbinę 2 poras, esam suplanavę dar pokalbių, skrisim, kalbinsim kitus. Ir panaši taip pat koncepcija ir logika, bet pats pokalbis jau yra ne 2, pokalbis jau 4. Ir jau tai yra toks kaip pjesės žanras, kaip vaidinimo. Truputėlį išeinam iš tų tardymo ribų. Aš užduosiu tau klausimą, o tu atsakyk. Tai daugiau tokio apie santykius gal ir tarp vyrų, moterų, ir apie meną, ir apie darbus, ir galbūt apie buitį. Tai tokia mano idėja ir Ignas sutiko. Tai ir aš labai džiaugiuosi, kad mes dabar 2 galim irgi būti ta pora, kuri ir gyvenam, ir kuriam kartu. Taip, ir ten iš ties atsiskleidžia labai įdomi psichologija. O jeigu kalbam apie temą, tai ten temos gali būti įvairios, nes ir tos poros įvairios. Ir iš tiesų yra tokių porų, kurios labai sulipusios, kurio neįmanoma atskirti, jų net ir brandas, kaip prekės ženklas, yra vienas vardas. Ir knygų yra tokių, kurias rašo 2, bet, pavyzdžiui, Larsas Kepleris yra pseudonimas, o rašo pora. Arba yra homoseksualių porų, kurios dirba kartu ir daug yra pasiekusios. Yra labai įdomu. Ir ten įdomu psichologija, kaip žmonės sutarė, kaip jie susitarė, kaip jie pasidalina šlovę, kaip jie prisima atsakomybę, kuris taria paskutinį žodį, kuris dominuoja ar kuris nusileidžia, ar visai lygiavertiškai, lygiateisiškai. Ir kiek tai pavyksta atskleisti, tai yra nuostabu. Mane šitas labai žavi. Ir mes jau turime pabandę, ir ten iš tiesų yra toks maketas jau beveik kaip pjesės, nes 4 veikėjai.
tai sudėtingiau, bet tai yra naujas toks užmojas, naujas žingsnis pirmyn ir manau, kad tai bus įdomu. Mums tai įdomu. Prašom. Nu, ačiū, kad pastebit. Maratono lauke yra tokia rubrika dialogai. Yra pokalbiai su asmenybė ir yra dialogai. Tai dialogai yra su kitokia asmenybė ir ta asmenybė yra vienas iš Maratono lauko irgi įkūrėjų, toks Miltijadas, kuris jau yra daugiau negu 100 metų amžiaus ir turi labai savotišką požiūrį į pasaulį, nevengia alkoholinių gėrimų ir apsvaigimo, kalbėdamasis, būdamas dialoge. Bet jis šiaip jau duoda interviu tik tai kartą per metus per savo gimtadienį ir leidžiasi kalbinamas. Tai išskyrus išimtinius atvejus, ten per COVID jį buvo pakirtusi krizė psichologinė ir tada man jau teko dažniau jį šiek tiek kalbinti. Bet šiaip kartą per metus mes su juo pasikalbame. Aš kol kas nejaučiu, kad tie pokalbiai būtų verti knygos, bet juos lengva susirasti internete ir iš ties aš kartais pats paskaitinėju, ką mes kalbėjomės prieš kokį 10 metų ir kai kurios vietos yra visai įdomios dar ir dėl to, kad tai yra tam tikras kaip metraštis, tai kas vyko. Pavyzdžiui, mes paskutinėme pokalbėje aptarėme Rolando Rastausko, atsiminimus apie Rolandą Rastauską, ką tik išėjusi, nes ir tai gal irgi simboliška, kad šiandien buvo renginys skirtas jam atsiminti šioje knygų mugėje. Tai tie pokalbiai man brangus ir malonu, kad jūs juos pastebėt. Ačiū. Nu, man nelengva kalbėtis, nes tai nelygiavertis pokalbis. Žinot, dirbtinis intelektas, čia klausimas apie pokalbį su dirbtiniu intelektu. Tai čia buvo iš pradžių, aišku, toks užmojas, kaip visiems turbūt sukirba mintis, parinksiu interviu su dirbtiniu intelektu. Bet aš jį iš karto atmečiau, nes man vis dėlto gyvas protas nuo sintetinio šiek tiek skiriasi. Ir kita vertus, aš dar nelaikau šio laikinio dirbtinio intelekto lygiaverčių protų. Jis yra daug pranašesnis už mane erudiciją, nes jis perskaitęs yra visą internetą. Ir apie ką kalbėti su žmogumi, kuris žino visą internetą. Tai ten yra kaip kalbėti su enciklopedija. Dabar ar ten pavyktų jau kažkokia dramaturgija atsirastų ir taip toliau. Yra toks žanras, bet aš jo kol kas neišbandžiau. Ir galvoju, kad tai ateities dalykas ir gal ateityje iš tiesų įvairiai bus, jeigu mes turėsime tiesiogiai jungti su internetu ir gal su keliais dirbtiniais intelektais ir kaip tas protas pasiskirstis. Čia labai įdomios temos, bet man vis tiek norisi likti šioje tikrovėje. Ji nuostabi ši tikrovė, mūsų tikrovė. Ir tik nereikia joje užsiverti ir nereikia laikyti, kad ji yra vienintelė ir tiek, kiek mes matom, tai tiek ir tie yra. Tai žinoma, ne, yra daugiau, bet ji nuostabi ir tada nerti į... Mes šiek tiek kalbėjome su Robinu Hansonu apie tai, su Jonathanu Haitu, irgi šioje knygoje yra daug apie dirbtinį intelektą, tokių, man regis, vertingų jų įžvalgų, bet tai yra visai kas kita. Ir nežinau, jeigu taip Tauras klausia apie jau mano esamą patirtį su dirbtiniu intelektu, tai aš juo naudojuosi, bet aš naudojuosi savanaudiškai, taip kaip Jonathanas Haitas pasakė, mes ateityje visi būsime vergvaldžiai, mes turėsime aibę vergų, galėsime pasitelkti tuos vergus įvairiems darbams, kurių patys nenorime dirbti, turėdamas galvoje būtent dirbtinius intelektus. Ir aš elgiuosi jau dabar šiek tiek taip pat, kadangi dirbtinis intelektas kartais geriau negu Google paieška, tai tiek.
Mūsų oficialiai laikas jau baigėsi, bet kadangi mes uždarome knygų mugę, tai galim dar atsakyti į kokį vieną klausimą, jeigu toks būtų. Kokie jūs visi kantrus, labai ačiū Jums, kad Jūs atėjot ir skyrėt savo laiko ir taip ramiai pabūt, uždaryti šitą puikią knygų mugę ir kokie Jūs pat šaunuoliai esate, kultūros dalyviai. Labai labai džiaugiamės. Taip, labai ačiū, mes tikrai vertinam ir būkite laimingi.